Sveiki gyvi, su jumis krepšinio aktualijų apžvalga. Traumų ir pralaimėjimų liūne esantis Kauno Žalgiris sudarė sutartį su Austinu Holinsu. Jis iš pradžių turės bandomąjį 3 savaičių laikotarpį. Vėliau Kauno ekipa spręs, ar sutartį su juo pratęsti iki šio sezono pabaigos. Austinas Holinsas krepšinio nežaidė beveik metus. Šių metų sausį jam buvo atlikta kelio operacija. Praėjusiame sezone Austinas Holinsas Eurolygoje sužaidė 19 rungtynių. Per jas jis fiksavo beveik 2 taškų, beveik 1,5 atkovoto kamuolio ir 1 naudingumo balo per rungtynes statistiką. Papildymo Žalgiriui perimetre prireikė po to, kai iš rikiuotės ilgam iškrito Arnas Butkevičius su Luku Lekavičiumi. Žaisti dėl traumos vis dar negali ir Brady Merekas. Apie Žalgirio Eurolygos rungtynes su Belgrado Partizan pakalbėsime laidos pabaigoje, o dabar apžvelkime 3 Lietuvos komandų tarptautinius mūšius vykusius gruodžio 12-ąją. Gruodžio 6 ir 9 dienomis skaudžius ir triuškinančius pralaimėjimus patyrę Wolves krepšininkai pralaimėjo ir gruodžio 12-ąją. Europos taurės mače vilniečiai neatsilaikė prieš Tel Avivo Hapoel 81-89. Rungtynes gyvoje arenoje stebėjo ir Wolves savininkas Gediminas Žiemelis, tačiau jo akivaizdoje vilkai patyrė jau 3 iš eilės pralaimėjimą Europos taurėje. Wolves ekipoje po 14 taškų surinko Kristianas Mekovulu ir Trišanas Trubadas. Mekovulu surinko ir 11 atkovotų kamuolių. Kitą savaitę Wolves krepšininkai dar kartą žais namuose ir kovos su Padalono Žuventut krepšininkais. Nesėkmingai Europos taurės turo susitikimas susiklostė ir Panevėžio Sevenbet Lietkabeliui, kuris taip pat pralaimėjo 3 kartą paeiliui. Be Vytenio Lipkevičiaus, Donato Saveckio ir Pauliaus Valinsko žaidę Panevėžio krepšininkai 60-69 neatsilaikė prieš Salonikų Aris krepšininkus. Antrojoje susitikimo dalyje panevėžiečiai sugrįžo į rungtynes ir prieš lemiamas 10 minučių atsiliko 3 taškais. Likus 2 minutėms komanda skyrė taip pat 3 taškai, o prasidėjus paskutiniai minutiai šeimininkai realizavo baudos metimus ir pirmavo 5 taškais. Galiausiai per paskutinę minutę panevėžiečiai didesnės intrigos nesukūrė ir pergalę šventė graikai. Pirmąją šių komandų akistatą panevėžiečiai laimėjo 10 taškų skirtumu, tad jiems pavyko išsaugoti minimalų tarpusavio rungtynių pranašumą. 16 taškų pralaimėjusiems pelnė Deividas Sirvydis, o 12 Martynas Varnas. Kitą savaitę panevėžiečiai grįž namo ir žais su Ulmo Radiofan ekipa. Artėjančią savaitę svarbios rungtynės lauks ir Vilniaus Ryto, kuris antradienio vakarą žaidė FIBA Čempionų lygos išvykos rungtynes Opavoje ir nugalėjo 95-75. Prieš paskutinėme grupės mače Opavoje Rytas sulaukė garsaus palaikymo. Vilniečius čia palaikė daugiau nei 350 sirgalių. Ir nebereikalo, nes gruodžio 8-ąją Ryto ištikimiausi sirgaliai B tribūna šventė savo 25-ąjį gimtadienį. Vilniečiai tikėjusi kovoti dėl pirmosios vietos grupėje, tačiau neteko galimybės po to, kai Patrų Prometėjas po pratęsimo nusileido Dižono klubui. Tad grupėje Vilniečiai aukščiausiai gali užimti 2 arba 3 vietą. Tai užtikrins vietą įkrintamosiose varžybose. Kitą savaitę lemiamas mūšis su Dižono klubu Eivijas Solutions Group arenoje. Ryto krepšininkų šioje dvikovoje į priekį vedė Martynas Echodas, surinkęs įspūdingą dvigubą dublį – 18 taškų ir 13 atkovotų kamuolių. Dvigubų dublių taip pat pasižymėjo ir Gytis Radzevičius, surinkęs 13 taškų ir 10 kamuolių. O dabar keliaujame į Kauno Žalgirio areną ir į Eurolygos rungtynes tarp Žalgirio ir Belgrado Partizan. Deja, bet žalgiriečiai pralaimėjimų serijos nenutraukė. Ne kartą rungtynių metu nepirmavę Žalgirio krepšininkai 85-93 pralaimėjo svečiams iš Serbijos. Tai buvo 9-oji žalgiriečių nesėkmė šį sezoną Eurolygoje. Ji nublanko prieš įspūdingą Kinano Evanso pasirodymą. Žalgirio lyderis šiose rungtynėse pelnė net 33 taškus ir buvo rezultatyviausias pralaimėjusiųjų gretose, tačiau to nepakako. Jau po pirmųjų 2 kėlinių žalgiriečiai turėjo rimtų bėdų, praleido net 58 taškus. Antroje rungtynių pusėje žalgiriečiai priartėjo iki 6 taškų, tačiau daugiau priartėti kauniečiai nesugebėjo. Negana to, po rungtynių užsienio žiniasklaida pradėjo skelbti apie tai, kad Andrėja Tinkeri keičia Kazį Maksvytį Žalgirio ekipoje. Vis dėlto į treniruotę susirinkę Žalgirio krepšininkai išsikvietė pokalbį Žalgirio vadovus ir jiems pareiškė nesutinkantys su trenerio Kazio Maksvyčio atleidimu. Klubo vadovybė nusprendė, kad treneris tęsia darbus, nepaisant visų pasirodžiusių žiniasklaidos pranešimų apie pakeitimus. Netrukus po penktadienio rytą įvykusio susirinkimo Žalgiris išplatino pranešimą, kuriame reiškiamas palaikymas treneriui. Taip įvyko apsisukimas 180 laipsnių. Portalas Basket News skelbia, kad Kauno klubas gruodžio 15 vakarą jau laukia atvykstančio Tinkerį. O šiandien mes savo laidą baigiame ir atsisveikiname iki kitos savaitės. Viso geriausio.